Tau atrodo, ar linki sau laimės žmogus, iki šiol nuodėjantis save praeities nuoskaudomis ir slegiančiais prisiminimais? Nesvarbu, kada tai buvo. Šiandien, vakar, ar prieš 15-20 metų. Ko gero visi atsakysite ne. Betgi tai vyksta. Mes patys net nesuvokdami leidžiame tiems nuodams cirkuliuoti ir valdyti mūsų gyvenimą dabar. Apie tai ir yra šiandieninė kavos su prasme tema. Neleis praeitį gyventi už tave. Kviečiu pabūti kartu, kad sužinotum ir suprastum, kodėl taip nelengva paleisti praeitį. Ir kaip kažkada vykę įvykiai, žmonės, situacijos neleidžia tau šiandien jaustis laimingų kažkurioje gyvenimo srityje, o galbūt ir apskritai atsiverti naujoms patirtims. Tikėti kitais žmonėmis. Tikėti, kad galiu būti laimingų santykiuose. Kurti artimus ryšius. Nuoširdžiai draugauti. Laisvai jausti savo darbe. Siekti karjeros. Drįsti daryti tai, apie ką svajoji, net jeigu niekam tai nepatinka. O kaip visada pabaigoje, pateiksiu keletą pratimų, kurių pagalba galėsi savarankiškai be psichoterapeuto bandyti paleisti praeitį ir uždarinėti geštaltus. Nes geštaltų uždarimas tai ne tik žinios, bet ir veiksmas. Tai kas tie geštaltai? Labai supaprastintai geštaltas tai mūsų poreikis, kurių daugybė kyla kiekvieną dieną. Vaizdžiai kalbant, geštaltai tai yra kaip kokia atidaryta kompiuterio programa. Atlikus tai, dėl ko tą programą atsidarei, ją uždarai. Kaip ir su viskuo gyvenime. Patenkinus poreikį, istorija užsibaigia. Geštaltas užsidarė ir galime judėti toliau, nes ta istorija užmiršta. Ji padėta į stalčiuką atmintyje. Neuždaryti geštaltai tai situacija ar santykis, kuris liko neužbaigtas. Kažkas liko nepasakyta. Tai yra neišgyventa istorija iki galo. Ir tokios patirtis grįžta mintimis, emocijomis, sapnais, pasikartojančiomis situacijomis. Tarsi neduoda ramybės, nesgi kažkas liko nepasakyta ar neišjausta. Istorija neužbaigta. Atrodo, protu suvokiu, kad nieko nebegaliu pakeisti, tai jau praeityje, stengiuosi apie tai net negalvoti, bet ji, kaip tos atviros kompiuterio programos, veikia net jei apie tai negalvoju. Ir taip yra todėl, kad žmogaus psichika taip jau sutverta, kad jis siekia, jog tai, kas pradėta, būtų užbaigta. Mes nemėgstam pradėti ir neužbaigti. Mes nemėgstam žiūrėti ir nesuprasti, ką matome. Mes nemėgstam klausyti ir nesuprasti, apie ką kalba. Ir girdėti dalykus, tai net nenutuokiam apie tai. Mes nemėgstam, tai su mumis buvo, mūsų supratimu, teisingai pasielgta. Ir tada negalėjom nieko pakeisti. Ir jei tokių situacijų, tokių atidarytų programų yra daug, kompiuteris ką daro? Jis stringa. Kaip ir žmogus su neužbaigtais geštaltais stringa gyvenime. Jų kiekvieną nepatenkintą poreikį, kaip jau minėjau, palaiko įtampa, reikalinga jį palaikyti, kol ta situacija bus užbaigta. Ir labai dažnai aplinkui girdžiu sakant, laikas gydo. Nu, ne visada taip. Būtent šitoj neuždarytų geštaltų istorijoje labai dažnai laikas ne tik, kad nepadeda, o dar ir labiau didina įtampas ir grąžina į situacijas, kuriuose vėl išgyvenu panašius jausmus. Irgi taip pasidaro. Mūsų pasąmonė verčia mus elgtis tam tikrų būdų, kad užbaigčiau tas situacijas korektiškai.
taip, kaip man būtų ir atrodytų teisingai. Tad sąmoningai ar ne visai sąmoningai, nesuvokiant, atkuriam tokias situacijas, kuriuose negavome to, kas svarbu. Galime ieškoti žmonių, galinčių pakeisti tuos kažkada labai reikšmingus žmonės, kurie mūsų nemylėjo ar elgėsi taip, kad mums buvo skaudu. Ir gali būti taip, kad aš padarau priešingai. Ieškodama to, ko kažkada neturėjau, aš vėl ir vėl išsirenku savo į aplinką žmonės, į artimus santykius žmonės, kurie yra būtent tokie, kokie buvo tie reikšmingi kažkada žmonės. Gali būti, kad užstrigome nuoskaudose. O nuoskaudos tai mažas mirtis. Valdome emocijas, jausmus, kūno pojūčius ir nebeleidžiame savo to, kas kažkada skaudino. Mylėti ir tikėti, kad galiu būti mylima, spontaniškai ir nuoširdžiai kalbėti apie save, bandyti naujus dalykus, įgyvendinti svajonę, atstovėti savo poreikius ir drąsiai sakyti, ne, man tai netinka. Taip neuždaryti geštaltai dina tavo gyvenimą dabar. Jiegi atima energiją, didina vidinę įtampą. Žmogus labai dažnai jaučiasi pavargęs, išsekęs, jam dingsta smalsumas gyventi, džiugesys, nes labai daug jėgų išeikvoja mintims apie praeitį. Nes, kaip ir minėjau, psichika neužbaigta situacija palaiko tol, kol ji bus užbaigta ir padėta į stalčiuką atmintyje. Neuždaryti geštaltai trukdo santykiams. Senos žaizdos persikelia į dabartį. Pavyzdžiui, naujame santykyje bijome išdavystės, nes senoje istorijoje, kurios neišgyvenome iki galo, mes tai patyrėme. Neuždaryti geštaltai kelia ir didina įtampą kūne, neišreikšti jausmai, gėda, pyktis, liūdesys dabar kaupiasi ir jis gali pasireikšti nerimo sutrikimais, dideliais galvos skausmais, įtampa visame kūne, nemiga. Dar neuždaryti geštaltai labai dažnai siaurina žmogaus pasirinkimus, riboja žmogų. Žmogus bijo bandyti naujų dalykų, nes vis dar gyvena senose nesėkmėse. Tai keli pavyzdžiai iš kasdienybės. Santykiai. Po skaudžių skyrybų paliktas žmogus naujame ryšyje nuolat lygina, nepasitikė, bijo atsiverti. Jei staiga mirė tau artimas žmogus ar paliko partneris, net nepasakęs kodėl, nepaaiškinęs, neleidęs išsikalbėti tau. Tas neįvykęs atsisveikinimas nuolat sukasi galvoj, kuriant vis naujus galimus scenarius tai praeičiai, kurios niekada nebebus. Šimtus kartų repetuojant, ką dar būtum pasakęs jai. Jei. Darbinė situacija labai dažna. Praradus svajonių darbą, o kartais potencialą jį turėti, galimybę jį turėti, iki šiol nesusitaikai su tuo. Ir kiekvienas naujas darbo pasiūlymas atrodo nepakankamai geras, nesidžiaugi tuo, ką turiu, nuvertini ir tą darbą ir save. Arba darbe įvykęs konfliktas, kuris liko neišspręstas, ar pasibaigė tavo manimu neteisingai tavo atžvilgiu. Jis iki šiol neužbaigtas ir gyvena tavo mintise. Taip jis gyvena tavo gyvenimą. Jis keičia tavo savijautą darbe, santykius su kolegomis ar su tuo vadovu, priklausomai nuo to, koks žmogus nekorektiškai pasielgė, neužbaigė tos konfliktinės situacijos taip, kad ir tau jie atrodytų teisinga. Ir tuo pačiu tai menkina tavo pasitikėjimą savimi,
savo laisvumą darbe, spontaniškumą, vaikystė šeima. Neišsakyti kažkada vaikystėje tėvams žodžiai, pavyzdžiui, aš tavęs pasiilgau, tu mane skaudini, aš bijau būti viena ir verkiu, kol tu negrįžti iš darbo. Aš pykstu, kai man liepi savaitgaliais važiuoti į kaimą ir ten dirbti, kai mano draugai linksminasi. Lieka įstrigę ir kaip koks gumulas gerklėje stovi ir neleidžia būti laisvam dabar santykiuose, spontaniškai kalbėti, sakyti, ką galvoju, ką jaučiu. Asmeniniai tikslai. Pavyzdžiui, neišdrįsus stoti norimą specialybę arba paklausus tėvų, kurie geriau žinojo, kur man reikia studijuoti, vėliau visą gyvenimą kaltinu save, kaltinu tuos tėvus ir visą laiką sukasi mintis, o jeigu būčiau pabandęs, aš galėjau tiek daug pasiekti jai ir tai atima galimybę džiaugtis gyvenimu dabar, siekti savo tikslų, bandyti kažką naujo. Neuždaryti geštaltai būna ir paprastose buitinėse kasdieninėse situacijose. Net prasta neišspręsta smulkmena, tarkim, kaimynui nepasakiau apie triukšmą, kuris trukdė man miegoti. Ir va ta neišspręsta smulkmena gali virsti ilgalaikiu pykčiu, kuris vėl ir vėl iškyla ir aš jį prisimenu daugybę kartų ir visą laiką jaučiu pyktį ant jo. Labai dažnai manęs klausia, kaip paleisti, kaip galiu atleisti nesąžiningai, neteisingai su manim pasielgusiam žmogui. Aš visada sakau, rinkis tai, kas išmintingiausia tau būtų dabar. Juk kasdien verdant nuoskaudų nuoduose, nuodijai ne tą žmogų, nuodijai save. Pradėk nuo priėmimo. Pasakant savo, taip ir buvo. Taip atsitiko su manim. Bet aš dėl to netapau nuovargio. Juk su manim iki šiol yra visos mano stiprybės, talentai, gebėjimai, kompetencijos. Jūgi niekas iš manęs neatėmė. Aš esu tuo, kuo renkuosi būti dabar. Ir sveikiausia, dabar man būtų pasirinkti tokioj situacijai. Ogi atleidimą. Vertėtų žinoti, kad atleidimas nėra vieną kartą pasakyta žodžiai savo. Aš atleidžiu jam. Atleidimas tai yra procesas, kuris užtrunka, nes apima keletą stiprių tokių komponentų. Empatiją, emocijų valdymą, pusiausvyros atgavimą, išsilaisvinimą nuo apmaudo, įsižeidimo, atsisakymą keršyti, žeminti, bausti. Bet labai svarbu suvokti, kad atleidimas nepateisina nekorektiško, neteisingo, negero to žmogaus elgesio. Atleidimas kitam nereiškia, kad mes sutinkam, kad su manim galima buvo taip elgtis. Tai reiškia, kad mes nusprendėme paleisti savo nuoskaudas ir nebedidiname kančios, sukdami tą patį filmą. Paskart tai prisimindami ir dar kartą išgyvendami tą skausmą. Dar labai svarbu žinoti, kad išmokti atleisti savo yra ypatingai svarbu. Atleisti savo, kad buvau tokioje situacijoje, kad nepastebėjau kažko, kad tuo metu galėjau tik tiek, kiek galėjau. Atleisk viešpatie, bet aš pirmą kartą gyvenu šioje žemėje. Aš daug ko nesupratau. Aš dariau tai, pagal ką supratau.
kad darau teisingai. Galbūt aš toleravau kažką tik dėl to, kad nežinojau, kad galima netoleruoti. Tad atleiskite savo, kad buvote toj situacijoje ir nustokite gėdytis, pykti ant savęs, graužti save. Tačiau pasimkite iš to išmintingą, save auginančią santykiuose pamoką ateičiai. Atminkite, tik uždarius duris į praeitį, gali atsiverti naujoms patirtims. Pasidalinkite komentaruose, galbūt kažkas iš šitos dalies jums buvo svarbu, galbūt kažko nesuprato, galbūt norit kažko paklausti, aš būtinai atsakysiu. O dabar, kaip žadėjau, keli pratimai, kaipgi galima uždarinėti geštaltus savarankiškai. Pirmiausiai, reikia suvokti, kur ir kas liko neužbaigta. Koks jūsų poreikis toje situacijoje tada buvo nepatenkintas. Kokius jausmus tada išgyvenote? Ko labiausiai norėjote? Jūs negalite tos situacijos pakeisti, bet jūs galite ją išgryninti. Visgi ten liko neuždaryta, visgi ten liko neužbaigta. Ir tą situaciją susigrąžinti dabar, kad ją pergyventumėte dar kartą, čia ir dabar, jau sąmoningai. Pats paprasčiausias pratimas yra užbaigimo laiškas. Pasirink situaciją ar žmogų, su kuriuo jautiesi kažko nepabaigęs. Ir parašyk jam atsisveikinimo laišką. Nereikia jo niekam siųsti. Tiesiog rašyk viską, ko jautiesi nepasakęs. Išrašyk visas emocijas, kurias jauti dėl tos situacijos, dėl tokio poelgio, žodžių kažko tau pasakytų ar nepasakytų. Galbūt pykti, galbūt liūdėsi, galbūt norą keršyti. O gal, kai visko daug prirašysi, rasi už ką padėkoti, pasidžiaugti už kažką. To laiško rašymo antra dalis yra perskaityti garsiai. Nes žodžiai turi gauti formą, kad jie neliktų atmintyse. Svarbiausia, kad aš išgirsčiau, pasakau. Ir galbūt pasidėk po laišką. Gal jauti, kad dar ne viską parašai. Gal dar jį reikės koreguoti, užbaiginėti, keisti kažką. Ir kiek kartų, kiek norėsi, tiek pildyk tą laišką. O kai jausi, kad jau viską išsakei, gali jau užbaigti. Ir padaryk tai simboliškai. Suplėšyk, sudegink, gal dar kažkokį ritualą sugalvosi atlikti. Tai yra svarbu, nes tokiu būdu pažymėsi, kad šis tavo geštaltas uždarytas. Antras pratimas, kuriuo noriu pasidalinti, tai yra geštalto terapijoje labai dažnai taikomas tuščios kėdės pratimas. Pasistatyk 2 kėdes vieną prieš kitą. Ant vienos atsisėjęs, o ant kitos sąlygiškai pasodink tą žmogų ir kreiptis tiesiogiai į jį, sakydama, ką nori pasakyti, o kažkada nepasakei. O gal jautėsi, kad sakai, bet tavęs neišgirdo, sakyk to, kol išgirs. Pasako, kaip jautėsi, ką išgyvenai dėl to poelgio, dėl veiksmo kažkokio, žodžių. Tau tai reiškia, ko tu norėjai. Tas pratimas iš tikrųjų yra ne veltui labai populiarus geštalte ir kiek žinau, kitos psichoterapijos kryptys jį pasiskolino ir naudoja dirbdami su savo klientais, tuo, kad jis labai efektyvus. Nes pirmiausia,
Jis leidžia nebesukti tų žodžių mintyse galvoje, įtraukti. Ir jo neužtenka atlikti vieną kartą. Kartok tiek kartų, kiek norėsis, kol pajaus palengvėjimą. Kas nori, gali padaryti dialogą. Kai įsako žmogui, gali atsikelti nuo savo kėdės ir pereiti ant to įsivaizduojamo žmogaus kėdės ir atsakyti į tai, ką dabar išgirdo. Tai yra ar veiksmingiau. Bandykite, tikrai žinau, pavyks ir tikrai žinau, kad nesmagu būna pirmą kartą. Ir aš visada palengvinant sakau, galite taip ir pradėti, kad man nesmagu, aš nerandu žodžių, man kvailai tai atrodo. Nesvarbu, ką sakytumėt, pradėkit kalbėti ir pamatysit, kad jūs jau išeinate į kontaktą su tuo įsivaizduojamu žmogumi. Ir pabaigai labai trumpa, galima kasdieninė praktika, kurią galima atlikti vos per 1 ar 2 minutės, ir tik pajaučiat, kad grįžta tos į praeitį vedančios mintis ir pradeda suktis jūsų galvoje. Ir ta praktika vadinasi įkvėpk, įvardyk, paleisk. Tad stabtelk minutei ir įkvėpk giliai. Įsižemink, pajaus savo kūną, pajaus, kad esi čia ir dabar. Gali užsimerkti. Ir įkvėpiant, įvardyk, jeigu negali garsiai, tai tas mintis, kurios atėjo pas tave, tas emocijas, kurios sukilo jums. Pavyzdžiui, įkvėpiant galiu sakyti, ant tavęs, Antanai, jaučiu pyktį. Jaučiu liūdėsi, nes neatsisveikinau su tavim. Iki šiol galvoju apie neišsipildžiusią svajonę. Ir toliau, tai, kas sukasi galvoje, įkvėpiant įvardinu, o iškvėpiant sakau savo. Išgirdau tą mintį, nėra. Bet dabar paleidžiu ją. Ir su kiekvienu įkvėpimu aš įkvėpiu tą mintį ir su kiekvienu įkvėpimu aš iškvėpdama paleidžiu ją. Aš taip sakau. Jaučiu pyktį ant tavęs. Išgirdau tą mintį. Aš priimu, kad ji yra ir paleidžiu ją. Kol įkvėpiu, sakau mintį, kai iškvėpiu, paleidimas. Žinoma, šitas mažas ritualas nepakeičia gilaus darbo su neuždarytais geštaltais, bet iš tikrųjų jis labai padeda kasdienybėje neužsiciklinti ties ta viena mintim, neužsisukti galvoje. Bet šiandien tiek. Dar kartą kreipiuosi ir prašau pasidalink komentaruose, kas tau buvo svarbu, arba klausk, jei kažkas neaišku. Ir labai būtų gerai, jei pasidalintum, kaip sekėsi kažkuris tau pratimas, jeigu bandėjai uždarinėti geštaltus savarankiškai. O jeigu galvojai, kad šis įrašas būtų svarbus ir kitiems žmonėms, palaikink jį, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Ir dar kviečiu, neužmirškit prenumeruoti mano YouTube kanalą, kur tikrai yra labai daug nemokamo turinio aktualiomis temomis lengvesniam gyvenimui. Su meile, padrąsinimu ir palaikymu, Danguolė.